Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo Su Žalgiriu žiūrovom. Šiandien prie mūsų Respublikos apskrito stalo, jums gerai pažįstami ir gerai pažįstami visi Lietuvai žmonės. Tai Artūras Paulauskas, teisininkas, buvęs valstybės vadovas ir filosofas Vytautas Rubavičius. Ir šiandien kalbėsim tokiom kaip ir temom, kurios yra aktualios, bet kartojasi ir kartojasi. O pretekstu tai buvo tas, kas dabar vyksta Lietuvoje, ir kiekvieną kartą kyla labai daug klausimų. Faktiškai save vardinam kaip demokratinę valstybę, kurioje vyksta tiesiog mūsų valstybės pagrindas yra valdžių pasidalėjimas, tai yra renkamoji, vykdomoji, teismai, dar yra ketvirtoji valdžia kaip žiniasklaida, bet šio pokalbio tiesiog ir iniciatyva galbūt priklausytų Artūrui Paulauskui, kadangi jis savo politiniai biografijai yra buvęs generaliniu prokuroru. Ir tiesiog prieš pokalbį kalbėjom, tai gerbiamas Artūrai, sakykit, ar buvo premjeras, kuriam jūs būtumėt neiškėlę bylos? Jūsų būtent to einant generalinio prokuroro pareigas. Nepradėjęs gal tyrimo ikiteisminio. Dabar tai taip, anksčiau jau bylą reikėdavo kelti, dabar gali ne. Nes gal dar vieną sakinį įterpsiu, kadangi tik tai vakar mes kalbame, prezidentas Gitanas Nausėda kvietėsi Nidą Grunskienę pakalbėti dėl tam tikrų konkrečių bylų. Ir kaip į tai reikėtų reaguoti? Žinot, nuo 90 metų aš esu pridėjęs ranką prie mūsų teisinės sistemos reformavimo, kūrimo. Ir nors mokslus teko baigti sovietiniai universiteto sistemoje, bet per savo darbo laikotarpį, vėliau mokydamasis, papildomai tobulėdamas, neginčiamai supratau, kad teisinė sistema turi būti nepriklausoma. Ir nepriklausoma realiai, jeigu jinai nori dirbti. Nori dirbti savo piliečiams, valstybės interesams. Nes jūs paklausėt, ar buvo premjeras, kuriam neiškėlėt bylos. Dažnai kažkaip akcentuojami pareigūnai, jų pareigos, jų statusai. Reikėtų turbūt taip pasakyti, ar žmogus, kuris nusikalto arba padarė teisės pažeidimą, jis buvo persekiojamas, nesvarbu kokį jis užima postą. Tai šitas kriterijus turėtų būti svarbiausias. Ir ką, reikia turbūt sąžiningai pasakyti, kad mes atėję iš tos sistemos, dauguma vadovų perėmė tas, sakyčiau, blogiausias tradicijas. Jūs turbūt girdėdavot. Koks nors, pareigūnas aukštas sakydavo, aš kontroliuosiu šitą nusikaltimo tyrimą. Kaip tu kontroliuosi? Kokias tu turi teisės kontroliuoti? Po to jau praėjo šitą mada, pareikšti, kad aš kontroliuosiu, bet noras sužinoti, noras kištis į bylas, man atrodo, dar yra gajus ir gal ir net išlikęs. Gal net stiprėjantis. Ir mano visada noras buvo kurti tokias įstatymo normas, ar tai būtų teismų įstatymas, ar būtų prokuratūros įstatymas, pagaliau policijos įstatymas, kad šitie pareigūnai, tirdami bylas, įvykius, būtų nepriklausomi ir galėtų atsispirti poveikiui. Ir galėtų atsispirti bet kokiam poveikiui iš šalies, jis būna teigiamas, neigiamas, kad jo nebūtų. Jau mes esam turbūt pamokyti, ne viena byla žmogaus teisme Strasbūre buvo įvertinta kaip pareigūnų noras kištis į tų bylų tyrimą. Atrodo, jau ateina laikas, kada pareigūnai gauna per pirštus ar per liežuvį, kai valstybė sumoka tam tikrą sumą už pareigūno komentarus apie tą bylą arba norą kištis, bet man teko matyti rezoliucijas, iškelti tam bylą, kodėl jūs iškėlėte anam, pasiaiškinkit, tokių rezoliucijų man teko skaityti.
aišku, čia buvo mūsų valstybės kūrimo pradžioj, gal dabar jau tokių nebėra, bet va tas noras visą laiką turėti įtaką teisėsaugai išlieka. Išlieka. Ir dabar pasižiūrėkit, toj pačioj mūsų Jungtinės Amerikos valstijose. Ateina prezidentas, taip pat duoda nurodymus. Visas bylas peržiūrėti, tas bylas, reiškia, kelti, šitas nebekelti, šitos amnestuoja, Paskiria generalinį savo prokurorą. Taip. Ir vat, prokuroro statusas. Vat, buvo labai didelė kova, kai aš dirbau 5 metus. Beveik nebuvo metų, kada neiškiltų klausimas, o kaip turi būti skiriamas prokuroras. Ir tik tai ateidavo nauja dauguma Seimo, iš karto būdavo keičiamas prokuroras. Jeigu jūs pagalvotumėt, iki šios dienos ne vienas prokuroras neišdirbo 2 kadencijų. Visi prokurorai, tai tik tai dabar turbūt paskutiniai prokurorai visą kadenciją atbuvo. O pradedant nuo manęs ir turbūt baigiant, nežinau, iki kurio čia prokuroro, turbūt iki Klimavičiaus, ne vienas nebuvo baigęs savo kadencijos laiku, gal net iki Valantino. Tai reiškia, kodėl? Todėl, kad neįtinka, nepatinka, reikia pakeisti savais, kaip taip sakoma. Tai vat, tam įstatyme prokuratūros man buvo labai svarbu įtvirtinti, kad prokuroras būtų nepriklausomas. Dažnai buvo tokių pasiūlymų ir dabar dar kitą kartą girdžiu, reikia kažkaip prokuratūrą pakišti po vykdomąją valdžią. Ar tai Teisingumo ministerija, vat Lenkijoje mes turim tokį pavyzdį, kai Teisingumo ministras tuo pačiu ir prokuroras. Dabar įsivaizduokit, Lietuvoje reikia tirti premjero kokius tai darbus ir generalinis prokuroras Teisingumo ministras. Kaip jisai turbūt nusišalintų nuo tų tyrimų, kaip jisai išliktų, sakyčiau, objektyvus, nepriklausomas, tai geriau, kad nebūtų tokios situacijos. Man pavyko įtikinti ir dabar lyg tai tas klausimas nuimtas, išimtas iš darbotvarkės. Bet buvo laikas, kai tą prokurorą vis bandė po vykdomąją valdžią pakišti. Tai mano atsakymas toks, jeigu norim, kad sistema veiktų ir jinai tikrai veiktų sąžiningai ir gerai, tai pirma sąlyga, kad tiek prokurorai, tiek teisėjai būtų tikrai nepriklausomi. Gerai, Ir tą turėtų užtikrinti ir prezidentas, ir Seimas, ir vyriausybė. Turėtų būti tuo suinteresuota. Tai vis tik tai dar vienas, kaip jūs, gerbiamas Artūrai, vertinat vis tik tai prezidento Gitanos Nausėdos ir su didžiausiu anonsu dar paleista viešoje erdvėje, kad jis kviesis generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir aiškinsis, va ten, jau buvo pateikta dėl seimūnų, kurie ten čekiukų skandalė, prokurorų taikiniai. Ir tas aptarimas jos antros kadencijos, sakykime, kaip reikėtų vertinti jūsų manymą? Jeigu atvirai, tai man atrodo, kad čia grinai buvo toks sugalvotas PR-inis žingsnis. Prokuroras, turbūt, jeigu prezidentas paskambintų telefonu ir paklaustų, turbūt tą patį galėtų pasakyti, bet čia buvo taip padaryta tokia pompa, kviečiamas, pradžioj buvo pasakyta, kad aptars politinės, drono kažkokias bylas, po to buvo pasakyta ten iš patarėjo kažkaip sukonkretinta, bet kaip įvyko tas puolimas, toks pareiškimai įvairiausių, po opozicijos, visą kitą, tada atsitraukė. Aišku, prokuroras gali susitikti su prezidentu, pakalbėti apie nusikalstamumo dinamiką, apie problemas prokuratūros, reiškia, bendruomeniai, apie apskritai teismų sistemos, apie korupcijos, reiškia, plitimą ir kovą su... Yra daug temų, apie ką gali pakalbėti, bet jis negali kalbėti apie konkrečias bylas. Negali duoti nurodymų bylose, negali ten kažkaip tai bandyti įtakoti tuose bylose. Ir mes turim Grybauskaitės atveju, kuri tvarkė su patarėja šitos klausimus ir niekur nebuvo viešai niekas pasakyta. Ir sutvarkydami. Ir mums atrodė, kad nesikiša. Tai tas toks viešas pareiškimas, kad kviečiamas prokuroras, man toks priminė daugiau vaikiškas. Tokį viešųjų ryšių, kad
turbūt nėra įvykių, vat, pasikviesiu, gal kalbės, gal kažkas paklaus, čia prokurorė kažką pasakys, nu, vat, toks darbo imitavimas. Ir rūpinimas. Rūpinimasis. Tai, bet akivaizdu, kad pačiam prezidentui tokie kvietimai neprideda autoriteto. Aš gerbiamas Vytautai, vis tik tai čia vat, ir informacija, kuri išėjo, kuri pati interviu generalinė prokurorė Nida Grunskienė, vis tik tai susitikime su prezidentu eina kalba dėl antrosios kadencijos. Tai vat, pratęsiant visą tą patį... Jo, tai va čia labai gerai, čia jūs tą atkreipė dėmesį apie kalbą dėl antros kadencijos ir jį labai siejasi su nepriklausomumu. Čia jau buvo pasakyta, kad labai turi būti nepriklausoma ir taip toliau. Tai mums daro labai aiškiai suvokti, kad visokios nepriklausomybės valstybėje arba šiaip socialinėme gyvenime yra santykiškos. Nėra absoliučių šitų. Ir tada mes iš karto dabar matome, kas skiria nepriklausomą savo skirimais ir kitokiais dalykais, arba pensijomis ir kuo. Ir šitai, kas veikia visą tą nepriklausomumą. Akivaizdu, kad yra labai daug veiksnių. Skirimo veiksnys yra vienas iš tų ir kad ir kokie būtų ten barjerai įvedami Atleidimo. Atleidimo pagrindai yra labai aiškiai. Labai aiškiai, bet mes visada žinome, kad visiškai įmanoma tos atleidimo pareigus šitas dalykus susilpninti, o jo netgi labai neįtinkančiam pradėti ikiteisminį tyrimą, turint savo rankose kitokią teisinę, taip pat su teisiniams įgaliojimais instituciją. Tai valstybės taip veikia. Akivaizdu, kad visą laiką reikia, čia turėtų būti politikų uždavinys, stiprinti tą nepriklausomumą, bet sykiu suvokiant, kad to nepriklausomumo niekada nebus. Ir kad yra kiti dalykai, kuriuos taip pat reikia žvelgti ir kurie turėtų būti visuomeniai prieinami ir labai regimi. Ir čia mes turim pereiti prie svarstymo apskritai apie mūsų teisėsaugos ir mūsų valstybės tam tikrą pobūdį ir svarstyti klausimą, ar tas pobūdis yra šiaip jau demokratiškas ar labai tolimas nuo demokratijos. Tai pradėsiu nuo to, kad mes turime neteisinę valstybę. Mes gyvename ne teisiniai, o teisminiai valstybei. Ir tos teisminės valstybės pagrindus dėjo ir gerbiamas Artūras, ir dėjo kiti teisininkai. Ir tai, kodėl teisminė, o ne teisinė? Todėl, kad teisinė valstybė remiasi esminiu principu, kuris yra visiškai kitoks, demokratijos principu. Kad ne vien teismai vykdo teisingumo, o teismai su visuomenė vykdo teisingumą ir čia yra vienas iš kertinių demokratijos šitą. Kitas kertinis demokratijos principas yra tiesioginės demokratijos tam tikras veikimas bendrame demokratijos struktūrų, ten politinių partijų, politinės organizacijos, toj visumoj. Turi būti labai aiškus tiesioginės demokratijos plotmė, kuri yra beje fiksuota ir mūsų ES ten sutartyse. Kad šita yra demokratijos veiksnys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad teisiniai valstybei teismai turi veikti su visuomenės atstovais. Ir mes prisiminkime, kiek visą laiką būdavo kalbų apie prisiekusiuosius, apie tai yra vakarietiškos demokratijos šitas. Kad tam tikroji teisėsaugos veikimo plotmėje turi būti būtinai visuomenės atstovai. Tai kiek buvo kalbų apie tarėjus? Prieš kiekvienus beveik rinkimus visą laiką iškildavo kalba apie reorganizaciją mūsų teismų, įvedant visuomenės atstovus ir taip toliau. Pasibaigė rinkimai, visą tai nuslopsta ir taip toliau. Kas įvyko? Ir čia yra mūsų tos valstybės istorijos dalis. Kas įvyko tais 90-ųjų pradžioje, kad mes tarsi žinodami, eidami į demokratiją, kaip tik šitą dalyką panaikinome praktiškai, nes jis tarėjai veikia iki kokių 94-95 metų. Dar buvo. Kaip paveldas, sovietinis tas paveldas, nes sovietiniai sistemoje veikia tarėjai.
kodėl sovietiniai sistemai, kur valdė labai aiškiai partija, visi žinojo, kas valdo, kodėl sovietiniai sistemai reikėjo teismuose tarėjų. Todėl, kad sovietinė sistema buvo vaizduojamoji sistema, ji vaizdavo pasaulinį demokratiją ir iš ko įėmė pavyzdį, vaizdavo ir teismuose demokratiją. Vaizdavimui reikėjo tarėjų, kaip prisiekusiųjų analogo, tokio tarybinė sistema šito. Ar pas principas buvo šiaip blogas? Ne, mechanizmas tai visai neblogas. Tik jį reikėjo pripildyti tuo naujų dabar išsilaisvinusiu turiniu ir taip toliau. Bet kam jis buvo blogas? Ir čia aš manau, kad ir politikai, ir anoji nomenklatūra, ir naujo labai greitai suvokė, kad geriau vieniems valdyti. Kam tada visuomenė? Nes visuomenės vis dėlto tas valdymas yra, jis yra pavojingas. Ir beje, jis buvo pavojingas, tam tikras pavojus buvo ir anoj sovietiniai sistemui, nes tarėjai galėjo pareikšti savo atskirąją nuomonę, kiek aš taip galėjo priimti sprendimą. Ir sprendimą priimti, ir neleisti teisėjai priimti tokio sprendimo, kokiu jau būtų jis nuleistas. Aišku, jie tada po to jau tapdavo tarsi nebetarėjais, juos ten galėdavo pakeisti, bet vis dėlto tas tam tikras balsas, ir prisiminkime netgi disidentų teismus, disidentų teismai vyko su tarėjais. Kitaip tariant, ten būdavo imituojama ta demokratija aukščiausių lygių, tarsi. Nors sprendimai viskas buvo aišku ir ką tarėjai pasakysiu, bet vis dėlto tas visuomenės atstovavimas, taigi turėjo dar ir tokią reikšmę, kad viešumo reikšmė, tarėjai papasakodavo, kaip kas vyksta, kaip į giminėms ir taip toliau, balsas nueidavo ir taip toliau. Tai mūsų sistema nuėjo naikindama visą šitą, po to tobulino jau priežiūros, jau įvairių skaidrumo ten dokumentus kūriamus ir taip toliau. Taip pat kaip buvo nueita nuo kertinio to tiesioginės demokratijos principų. Ką reiškia tiesioginė demokratija? Tiesioginė demokratija reiškia tam tikras savivaldos, labai aiškia savivaldos apibrėžti žemiausiame lygmenyje. Na, pavyzdžiui, kaiminystės arba ten komunos arba ten bendruomenės gyvenimas renkia savo atstovus ir valstybė taip organizuojasi, kad šitas tavo atstovas turėtų tam tikras galias ir finansus valdyti kaip atstovas, būti tokios valdžios iš apačios atstovų ir kuris neleistų savivaliauti jau aukštesniams valstybės institucijoms. Tai mes šitą prisiminkime, kiek kalbų buvo apie tiesioginius merų rinkimus. Mesgi pradėjome šiaip jau nuo viršaus jau leisti po to, nes čia buvo jau suvokta, kad tai labai jau nedemokratiška, mūsų savivalda tik yra iškaba. Demokratijos ten beveik nėra, neveikia. Tai tada jau atsirado tas, bet pasižiūrėjome tiesioginis merų rinkimai. Bet pasižiūrėkime, kokia kova vyko dėl naujųjų tų rinkimų įstatymų ir kaip jie buvo kūrėmi taip, kad tik tai apsunkintų visuomeniai kelti kandidatus į merus. Ir ten atsiranda tiek išlygų ir tiek, kad į merus lengviausiai iškelti yra grupėms, kurios atsisieja nuo partijos ir jau kelia savo tarsi kandidatą tokį, kuris tarsi nuo visuomenės, bet turi patyrimo ir turi greitesnės organizacijos. Tai mes net iki šiolgi seniūnų rinkimų tiesioginių, nes niekaip nesuvokime, o kaip tada reikės dalį valdžios nuleisti. Ir tada nuo jų jau priklausys, ne nuo partinių kažkokių dalykų, bet nuo jų priklausys, dalies visuomenės, kaip mes vadiname, elektorato nuotaikos. Gerai, žiūrėkit, kadangi užsiminėm dabar toks intensyvus kaip politinis gyvenimas Lietuvoje, kadangi formuojama vyriausybė, atsistatydino premjeras, ir dabar, Artūrai, vėl norėčiau jūsų, šiandien, kaip tik mes kalbame trečiadienį, kaip tik Gitanas Nausėda antrą kartą kviečiasi kandidatę į premjerus Ingą Ruginienę ir ten bus jau kalbama ir apie koalicijos, ir apie ministrus. Ir čia iš karto opozicijos dabartinės Seime iš karto girdėjau komentarai, kad štai dabar ten
Bet labai yra silpna jų manimų premjerė, kurią čia jau prezidentas Gitanas Nausėda jau pas save po padu pasikiša ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ten, sakykime, tas, kas yra viešoje erdvėje, tiesiog teko komentarus girdėti. Bet jūsų manimų, tas dabartinis, kadangi turit tą patirtį, kad buvo Seimo pirmininku ir buvo laikinuoju vadovu, vis tik tas Nausėdos dalyvavimas formuojant vyriausybę. Ir tam tikri jau pamatymai, va čia kaip buvo praėjusį pokalbį, kalbėjom apie Šakalienės tam tikras, jau vienu žodžiu nemėginkit, kad jos ten klibint, nors dabar eina kalba čia, šiandien jau pilna vieša erdvė, kad ir teisingumo ministras nelieka, klausimas eina dėl aplinkosaugos ministro. Vienu žodžiu, ten pareigybės konkrečiai. Vat jūsų manimo, bet čia gerai, blogai, tas visas yra. Aš prieš atsakydamas vieną žodį dėl visuomenės. Iš tikrųjų, visuomenės dalyvavimas teisingumo procese turėtų būti. Aš palaikiau visada, jeigu kas prisimena, gal jau ir nebeprisimena, aš netgi teikiau keletą projektų. Teisingumo ministerijoje tas viskas savo laiku užklimpo ar ten kažkur tai nusėdo. Pradžioje teisėjai buvo labai prieš. Po to lyg tai teisėjai apsisprendė, kad jau jie palaiko tą idėją. Nežinau, kodėl šita dauguma, kuri šiuo metu sudaryta, nekelia tų klausimų. Kodėl teisingumo ministras nekelia tų klausimų. Ar jiems jau nebeįdomu. Bet tas, man atrodo, prisiekusių arba tarėjų, kaip mes pavadinsim jo, kaip čia, pavyzdžiui, Vokietijoje yra tas tarėjai, Šafenų teismas. Bet tai vis tiek jis turėtų būti. Aš manau, kad bus, tik tai būsim pavėlavę labai stipriai. Būsim labai stipriai pavėlavę. Dabar dėl šito prezidento, žinot, Konstitucinis teismas 98, jeigu nepamenu, vyriausybės prašymų, tada Vagnorius buvo vyriausybės vadovas, paprašė išaiškinti, kaip, reiškia, koks prezidento vaidmuo formuojant vyriausybę. Nes kaip tik tai vyko prezidento rinkimai, turėjo būti išrinktas naujas prezidentas ir, matyt, Vagnorio vyriausybė nutarė, taip, teisiškai išsiaiškinti tą klausimą. Savarankiškumą. Taip. Tai tam nutarime Konstitucinio teismo, kuris galioja ir kuriuo vadovaujamasi, pasakyta, kad prezidentas neypatingai turi didelę galią parenkant premjerą. Tai yra daugumos, kuris susiformuoja Seime, siūlytas kandidatas. Ir techniškai pagalvokim, jeigu kartais prezidentas savo kandidatą sugalvotų teikti Seimui, o čia susibūrusi dauguma turi kitą savo kandidatą, tai be abejo, kad šitas siūlytas kandidatas negaus balsų. Ir tik tai iš tos daugumos, aišku, prezidentas jam turi pritarti, ten turi nebūti kažkokių problemų tam kandidatui užimti pareigas, bet daugumos kandidatas visada gaus palaikymą, gaus balsų, kurių reikia paskiriant. Vėliau prezidentas formaliai skiria, bet Seime tas sutikimas turi būti. Ir Seimo dauguma čia lemia. Tai galiu tai pasakyti. Šiandien kažkaip tai truputį paskubėta, nors pati kandidatė sakė, kad dauguma ta Seime galiojanti, kad jinai nėra pasibaigusi ta sutartis, bet mano supratimu turbūt pasibaigė, nes ten sutarty pirmam ar antram punkte tiesiai rašo, kad jinai sudaroma remti 19 vyriausybę, Palucko vyriausybę ir taip toliau, jau šitų vyriausybių nebėra, nei Palucko, nei 19, tai reikėtų arba ją truputį paredaguoti tą sutartį ir tada, reiškia, dar kartą patvirtinti, kad ta dauguma yra tokia, kokia buvo ir kad siūloma Ruginienė nuo šitos daugumos. Tada prezidentui ne per daug lieka jau laisvės manevrui. Bet čia dar kitas vyksta. Bet, sakykit, o kad jis kviečia, tai aš nežinau, matyt, bus viešai paklausta ir atsakyta, kokiais klausimais jis nori gauti atsakymą.
Nu, bet jau viešoje erdvėje mes jau ir kalbėjome, ir matomai labai linkstai, tai, kad prezidentas savo įtakos, kaip pasakyti, per savo įtaką stengsiasi, kad užsienio reikalų ministras Budrys liktų, kad liktų Šakalienė, ten vienu žodžiu, dabar dėl visų kitų, aš nežinau. Ką reiškia stengtis? Prezidento galios pas mus yra nedidelės, va taip sutarkim. Prezidentas vienas pats, jeigu taip atsiverskim konstituciją, nepriima jokio sprendimo. Kontrasignuoja ministras, premjeras, sutikimas Seimo, net apdovanoti turi būti kažkas tai parašęs šitą teikimą, po to komisija pritarta ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, tarp žmonių santykiai įvairiai susiklosto. Politinė galia yra tokia, kad arba tu ją sugebi kaupti, ar sugebi. O čia dabar, mano galva, čia porą žodžių gal tik tai, čia mano galva ir rodoma, ir visuomeniai rodoma, kiek daug jau galios tarsi yra sukaupta, nors tos galios realiai tai tarsi ir neturėtų būti. Bet jeigu einama, jeigu nepaliaujamai tariamas, jeigu visi bėgioja, tai vadinasi, kas visuomenė mato, kad čia yra galia, ar ne taip? Ir galia, ir tada matosi, kad ir yra, taip nujaučiama, kad yra kažkokie kitokie dar žaidimai, kurie šiaip jau yra, gal ir nelabai gražus. Kas čia minėta, kad būtinai mano ministrą tenai patinkantį jaučia, nejudinkit ir taip toliau. Čia yra iš vienos pusės tas galios didinimas, bet iš kitos pusės ir yra tas toks pavojus, kad valstybei, kad neduodama labai realiai veikti tai partiniai sistemai, Seimo ten ir taip toliau. Bet kitas dalykas, kad tada atsiranda ir kitas galios centras, pavyzdžiui, Seime, ir tas Seime galios centras irgi gali stiprinti savo, ir čia yra Skvernelio funkcija, stiprinti savo galią. Čia daug didesnis tada veriasi tokios visos, ir man atrodo naujoji premjerė, kuri tai turėtų būti, yra patekusi į tokį gana didelį dabar lauką tokių visuomeniai nelabai matomų įtampų ir šitų, kur sunku labai susigauti. Bet aš noriu pasakyti dar vieną sakinį. Reiškia, socdemų partija jau tikrai yra patyrusi. Ir nepavadinsi net ir dabar, nors gal jaunas žmogus Mindaugas Sinkevičius, bet jis vis tiek dirbo merų daug metų, dirbo ministru, buvo arti, reiškia, partinių sprendimų. Jis puikiai orientuojasi va šituose dalykuose. Ir kiek galių turi šitą partiją šiandien gavusių, kiek ten virš 50 balsų, kiek jinai gali sukaupti dar jėgos, paimdama savo į partnerius, kitas frakcijas, ir kokie santykiai yra galių su prezidentu. Taip, bet jūs pasižiūrėkite, kaip kandidatas 5 minučių į premjerus staiga tampa liudininku. Ir tokių liudininkų staiga gali tapti daugelis. Nu, jeigu taryboje nebuvęs, tai netapsi. Tai yra iš kitų sričių, ne tik tarybos. Žiūrėkit, šitas gerbiamas Artūrai, Seimo santykis su prezidentu. Palaukit, tas pats Seimas gali interpeliaciją pačiam prezidentui, jeigu jis ten... Ne, interpeliacijos negali, tik apkalta. Apkalta, atsiprašau. Bet, čia turi būti... Čia jau krizė. Jo, mes jau turėjom vieną, reiškia, apkaltą. Turi būti rimti dalykai, taip nesimėtoma tom apkaltom. Ir prezidentas, iš tikrųjų, jis realiai, kad priimtų kokį tai sprendimą, tai yra retas atvejis. Jo visa galia, santykiai su visuomenė, reitingai paimkim, kurie rodo visuomenės pasitikėjimą, mokėjimas bendraut, mokėjimas krizių atvejais elgtis, va čia krizių atveju prezidento vaidmuo sustiprėja. Krizių vaidmuo, jo reikšmė yra gana didelė. Bet kai viskas plaukia ramia vaga, tai prezidentui praktiškai nėra kur ten ir nesikišti. Bet prisiminkime Grybauskaitės valdymą. Visi buvo laikomi už pakarpos. Ir labai stipriai. Bet suprantat, kur yra bėda? Aš esu kalbėjęs su keliais, kurie buvo, ar jos, jie nesakė, kad buvo laikomi, bet neva buvo bandoma juos pagąsdinti. Ir kuriems spardė užpakalius. Taip, tas įsireiškimas. Tai ta visa procedūra, kai vyko, man primena, jeigu žmogus kažką prisidirbęs ir visą laiką kažko bijo, tai jį labai lengva valdyti ir gąsdinti.
Bet jeigu tu nebijai ir tu nesi, reiškia, kažko pridirbęs, tai tu gali tiesiai šviesiai kalbėti, ar tai būtų prezidentas, ar tai būtų popiežius. Gerai, gerbiamas Vytautai, kadangi iš tikrųjų vat, dabar atostogų metas, bet vat, kadangi ruošiau šitam pokalbį, kad tos aktualijos, kur dabar tai teko kalbėti irgi dabar atostogaujančių žmogaus teisių gynimo asociacijos vadovų Vytautu Butniku. Ir jis iš karto, kas man sako, ateina į galvą, va šitoj temą, kalbant Lietuva teisinė ir teismų valstybė, tai vis tik LGBT. Va, teismas jau pirmą porą ten užskaitė, ten kaip susituokusius. Nu ir pradėkim nuo šito, vis tik tai, kur čia yra tos ribos. Jeigu ten, čia paminėjot šitą Urbinaitė, kad ta patarėja garsioji mūsų, kuri ten vis tik tai per tą teismą, kurie jis jį išteisino, tas žmogus tapo konstitucinio teismo pirmininku vadovavęs. Nei vienas, kuris dalyvavo procese, ten nebuvo pažemintas pareigose. Tai ir dabar prie ko lenkiu, kad konstitucinis teismas jau perima visokiais savo sprendimais. Perima įstatymo leidimo būtent parlamento funkcijas. Vis tik tai konstitucija labai aiškiai yra pabrėžta, kad šeima tai vyro ir moters yra santuoka. Ir man labai įdomu būtų, jeigu kažkuris iš tų teisėjų, kurie priėmė, kad čia gali taikyti ir būtent vienalytėm santuokom šitus, tai labai norėčiau, kad jie savo tėvam pamėgintų paaiškinti šitą sakinį, kaip parašyta ir kur čia tai proto bokštai sugeba šitaip išviršti. Bet kas atsakys, mūsų tėvai buvo labai atsilikę, jie nežinojo, kad yra 72 lytis. O mes esam pažangus ir žinome. Jie važinėjo tik su Volkswagenais tokiais, o mes dabar su bitkoinais. Pradėkim nuo to, kad atgal močiau Trumpas pasakė ir pasibaigė šitą. Čia toks humoras. Tai yra darbotvarkė tam tikrai, ir kurie ypač prisilaiko ir ES šalis, ir vadinamoji bendroji tokia demokratinio pasaulio darbotvarkė, tai pripažinti ir visokiojopai puoselėti LGBT teisę su visom iš to plaukiančiam išvadom ir jas įtraukti į žmogaus teisų supratimą. Tai vat pasižiūrėkime, koks net visai neseniai buvo įvykęs, Baidenui išeinant iš prezidentavimo, jau baigiantis jo kadencijai, Amerika priėmė į vyriausybinį potvarkį, kad visos sutartys, kurios yra tarp valstybinės Amerikos ir sudarytos, ir visose sutartyse preambulėje yra rašyta žmogaus teisų, ten gerbimo ir taip toliau, kad šita žmogaus teisų sampratoje turi būti įtraukta LGBT teisų supratimas. Tai jūs įsivaizduokit, ką tai reiškia. Tai reiškia vienašališkai demokratinė valstybė, vienašališkai keičia apimti valstybinių sutarčių, neatsižvelgdama visai jau nebediskutuodama dėl tos sutarties pakeitimo su kitom valstybėm. Tai toks yra jau šiuo metu tas demokratijos supratimas, kad demokratijos supratimas yra, kas turi galią, tas ir šiaip jau ir demokratas. O grįžtant prie mūsų realijų, tai mes turime vienaip ir kitaip mūsų teisinėje sistemoje gal jau daugiau kaip 70% yra tiesioginio ES direktyvinės juridikos jau automatiškai įtraukiama į mūsų juridiką. Bet yra kitas dalykas, kad ideologija tos ES išvalstybinimo, LGBT teisių įtvirtinimo, išnacionalinimo, ta ideologija taip pat įvyrauja. Ir norėdami vienaip ar kitaip siekti europinės karjeros, ir mūsų juristai, ir beje ir politikai, turi vienaip ar kitaip šitą darbotvarkę vykdyti. Bėda mūsų, sakykime, visos politinės sistemos ir politinio sluoksnio. Pasižiūrėkime, kas vyko pastarosius, galbūt 10-15 metų. Kai patys politikai, nesuvokdami, kad jie turėtų politinį sluoksnį stiprinti savo politinę galią, pavyzdžiui, Seimo dauguma arba valdančioji dauguma, visais klausimais ėmė tą galią atidavinėti Konstituciniam teismui ir visais klausimais
besikreipdami išaiškinimo Konstitucijos teismų, kada jie patysgi turi teisę priimti įstatymus, nesikreipdami, kad atitiktų Konstituciją ir taip toliau. Ir ką darė Konstitucinis teismas? Konstitucinis teismas akivaizdu persijimo tą galę. Mes pasižiūrėkime į Žalimo veiklą ir mes matome, kaip Konstitucinio teismo pirmininkas persijima visiškai ir persijima Konstitucijos paneigimo Lietuvos galę, nes daugelis tų išaiškinimų, kurios reikėtų, atėjus kokiai nors naujai daugumai, tiesiog vienu ypu panaikinti, nes jie prieštarauja Konstitucijai. Tai, bet dėja jie yra veiksmingi. Ir tada jie sukūrė tokią krizinę situaciją mūsų pačioj teisėkūroj ir teisėtvarkoj. Politinis sluoksnis darosi nebeįgalus, nebegalintis tarsi be Konstitucinio teismo išaiškinimo veikti, o Konstitucinis teismas išaiškina antikonstituciškai ir tada teismai patenka į tam tikrą koliziją. Ir tada teismams yra lengviau iš karto orientuotis į Konstitucinio teismo išaiškinimą, kuris sudera su ES bendromis tomis ideologinėmis nuostatomis ir aiškiai žinant, kad jeigu bus kreipiamasi tie žmonės, kurie čia LGBT kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą, teismo išaiškinimas bus prieš Lietuvą. Gerai, gerbiamas Artūrai, kadangi kalbam tas aktualijas, kurios čia dabar mūsų viešoje erdvėje, vis tik tai negaliu nepaminėti su teisinėmis dalykais susijusiais tuos mūsų grasinimus viešoje erdvėje. Štai, bet paskutiniai čia Ignas Vėgėlė, tai Seimo narys, kuris teisininkas kandidatavęs irgi prezidento rinkimuose dalyvavęs, kreipėsi vienu žodžiu dėl čekų. Tokio Šarūno Jasiukevičiaus grasinimų viešoje erdvėje, kuris savo Facebook'e berods sekėjų 47 000 turi ir kuris ten labai taip grėsmingai siūlo ten tai žudyti, tai šaudyti. Žiūrėkit, prasidėjo kažkada, kiek atsimenu, nuo Valinsko, kai jis ten Tomaševskį žadėjo nušauti ir kiekvieną kartą praktiškai į metus po vieną. Tada jau Kasčiūnas vėl čia su savo tais pasisakymais ir šauliais, kai jis ateis grasinimai. Toliau dabar va čia irgi tiesiog nesinori cituoti, kai čia prisakęs, kad aš čia teisinių, tas ponas Šarūnas Jasiukevičius teisinių kelio nematau čia, tik tai ir supras, kad irgi visus jam nepatenkančius jis šaudys. Ir man atrodo, su ta karo propaganda vis tik tai yra uždrausta. Pas mus jau čia vykstant karui Ukrainui per tuos metus, kad jau visi paleido liežuvius kiek nori, bet jau ar čia kaip jūs kaip teisininkas, tokius pasisakymus reikėtų vertinti. Nei tas Valinskas nuteistas, nei tas Kasčiūnui kažką ten įsisukinėjo, ten jau pasakė, kad čia nieko tokio. Dabar vėl čia tokie pasisakymai, aš nežinau, klausant jų įdomiai atrodo. Čia įdomu iš viso žmogaus teisių klausimas. Jeigu, sakykime, pasakai, ką nors LGBT atžvilgiu, ten užtenka pasakyti, sakysim, šaudysiu LGBT-stus. Čia jau baisu. Prisiminkim šito Gražulio pasisakymą. Jis pakankamai ten pasakė, kaip jis aiškina, cituodamas Šventą raštą, reiškia. Bet Šventas raštas kriminalizuotas jau tam tikros vietos Jungtinėje karalystėje. Jau kriminalizuota, viešas skaitimas Švento rašto. Suomijoje ir Švedijoje. Ir taip pat. Tai, reiškia, ten klausimų nėra. Užtenka pasakyti ir persekiojimas pradėtas. Šituo atveju aš bijau, kad mes, reiškia, aš manau, kad čia teisėsaugos organizacija arba teisėsaugos institucijos toleruodamas tuos dalykus arba bijodamai tiem populiariem žmonėm pradėti tyrimus, jie daro meškos paslaugą. Nes tas kamuolys vis didėja ir didėja. Tie grasinimai gali vieną dieną peraugti ir į veiksmus. Netgi tie, kurie grasina, gal to ir nedarys, bet yra kiek tokių, kurie skaito ir priima tai kaip normą, kai mato, kad už tai niekas neatsako, kad taip galima kalbėti, kad taip galima, reiškia, žmonės puldinėti, tai gal galima ir veiksmais tą daryti. Tai man atrodo, kad čia kažkurioje tai vietoje buvo prarasta galimybė stabdyti
ir paaiškinti, kad to negalima sakyti ir negalima grasinti. Juk karas tai karu, bet ir karo metais galioja tam tikros taisyklės. Ir karo metais negalima civilių šaudyti. Ir karo metais negalima be reikalo, reiškia, žudyti žmonės. Tai mano supratimu, kad mes turim taikos sąlygom, šiandien tas vyksta, to neleisti. Ar mes esame taikos sąlygomis, vėlgi? Pasaulinėmis jau. Kol kas taikos aš sakyčiau. Kitas dalykas, leftistų tą visą, reiškia, sakyčiau, ne tik tai LGBT, ir žmogaus teisės klausimais, apskritai, jeigu ta demokratų partija būtų laimėjusi Amerikoje, aš nežinau, kur būtų dar toliau pažengę jų. Juk jie ten, reiškia, lyčių keitimai, kiti dalykai, tie genderizmo, buvo, jau ten... Valstybinės politikos jau... Lygiai buvo. Jau ten... Ir tarptautinės politikos lygiai. Ir Europoje viską tą buvo priimama be jokio, kaip sakyti, kritiškumo. Ir mes dabar matom, jeigu ten Amerikoje jau stabdomi tie reikalai, pas mus dar vyksta viskas sena vaga. Nėra tokių, kaip sakyti, saugiklių. Ir toj pačioj Britanijoje. Tai aš galvoju, kad mes turim atsipeikėti, atsikvošėti, nes negalim taip elgtis savo žmonių atžvilgiu. Ir ką aš irgi skaitau, matau, aš manau, kad čia teisėsaugos yra praleistos progos užtikrinti teisingumą mūsų visuomenėje. Tai gerai, ir pats paskutinis klausimas, nors jūs jau čia kaip ir dalinai atsakėt, bet čia Vytautas paminėjo, kad būtent iš Europos ateina visos tos dalykai, kurie mes kalbam, nelabai patinka, betgi dabar kiek visi tie pasauliniai procesai, kada matom tarptautiniuose santykiuose, niekas jokių sutarčių nepaiso, nesilaiko, kiek jūsų manimų įtakoja, nes ką norėsi matyti, paminėjom, kad Trumpas jis toks anoks, bet iš kitos pusės pastatė pakankamai stipriai į vietą ten Europos Sąjungos tuos visus, kad visi skiria dvi lytys ir baikit čia kvailinti tuos žmonės ir vaikus mūsų, ir anūkus auklėti su tokiom nesąmonėm. Tai vietoj to, kad pasirinktų būtent šitą kelią ir tvirtai laikytis, kur sveikas protas, grįžkim prie savo konstitucijos, viskas ten yra. Jo labiau išgyvenant demografinę krizę visiškai didžiausia pasaulyje. Taip labiausiai nykstanti esam tauta, o vis viena laikomės tų LGBT, laikomės kažkokių kvailų pasisakymų, kur pilna vieša erdvė, kažkokius šaudimus, kažkas vieni kitus pjausim. Aš atsiprašau, mums, kai jau mes patys savo, kaip sakyti, oda pajaučiam, su migrantais, mes irgi galėjom sakyti, yra tarptautiniai nutarimai, mes juos čia vos neturim su duona ir druska sutikti, jiems sudaryti sąlygas, bet ne, mes pasielgėm jų atžvilgiu visai kitaip ir pasakėm, kad mes jų neįleisim, mes juos grąžinsim ir pradžioje kokia buvo reakcija. Tai reiškia, galima pasakyti, kad mes turim kitą nuomonę ir kitais klausimais, ne vien tik migracijos. Įmanome, bet žinome, kiek tai sunku ir kiek politinis elitas nori to, nes visi stengiasi dar išpešti naudos iš nuolankumo ir prisitaikymo. Tai čia vėlgi tas klausimas yra toks ne vienareikšmis. Kai mes žiūrime į Trumpo veiksmus, Amerika kaip demokratijos švyturys. Daugelis taip žiūrėjo ir iki šiol tebežiūri. Bet kas įvyko? Kai kuriuose dalykuose labai aišku, mes matome padarytus tos, sakykime, poslinkius stabdyti leftistinės ideologijos, leftistinės genderistinės ideologijos tą plitimų užkratą, kurį aš manau, tai yra vakarų civilizacijos savinaikos virusas. Tai čia labai yra akivaizdus ir tą virusą beje dar palaiko, jo kilmė irgi yra ten 3. dešimtmetis bolševikiniai įvairūs judėjimai ten ir panašiai. Bet mes matome ir kitą tą veiklą. Yra sunaikinta praktiškai visa tarptautinė teisė. Šiuo metu nebėra pasaulyje tarptautinės teisės. Nebegalioja Jungtinių tautų deklaracija, šita preambulės ten ir visos sutartys. Ar galioja realiai? Realiai negalioja.
Ir vienas iš tų visų, sakykime, pagrindinių jėgų, kurios naikina, tai vis dėlto Jungtinės Valstijos yra šiuo metu. Tai jos turėjo įsipareigojimą ginti Ukrainą ir atsisakė to įsipareigojimo, tai vien tai jau ką tai reiškia. Mes pasižiūrėkime, kaip buvo korumpuojama Europos ir kaip ji norėjo korumpuotis ES visa valdančioji ir ekonominis valdančiųjų sluoksnis, kuris atsisėdo į Gazpromo buhalteriją. Aš čia taip apibendrinant kalbu. Tai su didžiuliu noru. Mes matome, kas iš demokratijos, kaip demokratija buvo įgyvendinama jos principai NATO struktūrose, kuri tarsi mes turėtų ginti ir staiga pasirodo, kad visi punktai, kurie yra, jie dar reikalingi tolesnių svarstymų ir praktiškai pakimba ore, nes Putinas arba Kremliaus ten dar kažkas nesutinka su tais. O mes galvojame apie gynybos sistemą, didžiausią karinį pajėgumą, tai pasirodo, kad Europoje tas karinis pajėgumas buvo neveiksnus visiškai, kodėl jis tokiu tapo. Tai mes matome tą demokratijos tokį susilpnėjimą, nepaliaujamą silpnėjimą ir dabar bandymą atsitokėti, bet yra dideli iššūkiai ir tie iššūkiai, kaip tik iššūkio aplinka, verčia dar labiau pačius demokratijos lyderius, dar labiau silpninti demokratiją. Kaip? Prisimti autoritarinio valdymo modelį. Nes autoritarinis valdymo modelis yra veiksmingesnis iššūkių sąlygomis. Ką parodė Kinija, Kremliaus elgesys ir taip. Tai autoritariniai režimai. Kodėl? Todėl, kad autoritariniams režimams kažką atsakyti į iššūkį užtenka autoritaro įsakymo, kuris trunka, kiek? 5 minutės ir nuleidžiamas iki pat žemutinių sluoksnių. Tai Trumpas demonstruoja. Tai Trumpas šitą ir demonstruoja savo pasisakymais, ko tik nori, ir visa pasaulinė demokratinė žiniasklaida valgo, atrajoja nepaliaujamus Trumpo pasisakymus, kuriuose visiškai apie demokratiją, patikėkime, apie demokratijos gynimą, tvirtinimą nebelieka jokių kalbų, yra tik tai dylas. Dyla, nieko nebelieka, nei šito. Tai tada kaip tokiomis sąlygomis gyvuoti tai demokratijai ir gyvuoti mūsų tai sistemai. Nes ar atsakai vis dėlto turi būti tam tikro autoritarizmo plotmėj? Tai pavojus šiandien šitai demokratijai kyla būtent iš tų autoritarinių režimų, kur jie yra pranašesni. Nes reiškia, pasižiūrėkim, Amerika nusprendė karius siunčia, mes svarstom, renkamės į kažkokias koalicijas, kažką tai ten, reiškia, rezoliucijas priimam, kažkokius pinigus akumuliuojam, o sprendimai kalbų yra, o veiksmų nėra. Veiksmų nėra. Tai ta Europa ir parodė, kad šiandien neveikia nei ta demokratija, neveikia nei valdžių padalinimo principas, neveikia neteisinės valstybės principai. Ir tarptautiniai visi šiandien įsipareigojimai dedami stalčių ir sako, stipriojo valdžia. Ką pasakys Trumpas? Kas yra stiprus, tas ir nuspręs, kaip gyventi. Aišku, mūsų laikas jau tikrai jau į pabaigą, ir čia tik tai pačiai šitas pabaigai kilo viena mintis jūsų klausant. Kada kalbėdam visą laiką, kad ketvirta, būtent žiniasklaida ketvirtoji ta valdžia, tai vis tik tai reikia pastebėjimas, kad Lietuvoje tokių dienraščių neliko. Tas spausdintas žodis, jisai aplamai sunaikintas, ir jeigu kalbam dar apie kažkokį visuomenės dalyvavimą, kurį dalinai žiniasklaida kažkiek kompensuodavo, tai palaukit, tai ir šito mes Lietuvoje neturim, nors aiškina, kad čia laikraščiai pasenę, pabūkit, net pas mūsų kaimynus Lenkus, tai spausdintas dienraščiai, jie egzistuoja, ten yra, čia tik turbūt Lietuvos fenomenas. Ir jeigu dabar dar yra, sako, vieša erdvė, Facebookas, tai žinot, pabaigai pasakysiu tiek, kad rašiau Facebook'e komentarą ir sutapimas, kad po šito komentaro man užblokavo. Parašiau, kad mano supratimu tokia ministrė kaip Šakalienė, Dovilė,
Tai aš Putino vietoj daryčiau viską, kad jinai Lietuvoje būtų. Ir jeigu kažkas iš valdžios ją nori pasilikti, tai aš jūs pirmiausiai tarsiu, kad kažkokiais pasisavinimais tų lėšų, kurios skirtos Lietuvos ginkluotei. Tai vat pačiai pabaigai, vat apie demokratiją šnekant, tai kas padarė tokį veiksmą. Na, taip, tai... Nes tie visi socialiniai tinklai yra privatus, jie sprendžia apie taisyklės tuose, kokios turi būti, jie sprendžia, kam leist pasisakyti, kam neleisti. Žiūrėkit, Trumpas irgi turėjo konfliktą su tuo pačiu Facebooku, įkūrė savo. Maskas nupirko savo, kadangi turėjo pinigų. Tai va taip ir dabar gaunasi. Susikūrė savo dirbtinio intelekto avatarą. Jeigu tu turi pinigų, perki savo žiniasklaidos priemonės. Ir čia yra vienas iš tų didžiųjų bėdų ir taip toliau, kada visi sutinka, jog mes gyvename vadinamosios posttiesos sąlygomis. O posttiesa tai reiškia tiesos nėra. Ką aš šiandien sakau, ką aš dabar sakau, tai ir yra tiesa, ypač jeigu aš turiu galią. Todėl Trumpas ir kiti politikai tuo ir nori. Ir visiškai nesvarbu, ką aš sakiau prieš valandą, prieš vakar, užvakar, dabar. O rytoj bus kitas pasisakymas. Gerai, kadangi tikrai mūsų laikas pasibaigė, tai labai norėčiau padėkoti gerbiamam Vytautui, gerbiamam Artūrui, kad atėjo pas mus į šitą pokalbį, išsakė savo nuomonę, pasidalino mintim. Ir aš manau, kad tie, kurie žiūrėjo, bus patenkinti nuo šito pokalbio, kai išgirdė mūsų žinomų žmonių pamąstymus. Iki sekančių susitikimų ir viso gero.